Na ką, iš manikiūro užsukau į parduotuvę, nupirkau Rojui tortą, vaisių, šiandien jo gimtadienis. Na ką, Rojau, sveikiname tave su gimtadieniu, tu gausi vieną didelę dovaną, apie kokią svajojai, brangų telefoną ir ausinės, apie kokią svajojai. Todėl mes tau kitų jau dovanų nepirkome, bet jau bus superinis telefonas. Su gimtadieniu. Ačiū. Sveikinu. Ačiū. Ausinės. Rojus sakė labai pasimetęs. Na? O. Ir telefonas. Rojaus veido išraišką pamatyti. Nu, įsipakuot. Sėjau. Wow. Dangtelis buvo prie telefono. Aš pasimiau Rojaus senas ausinės savo montuoti video, nes jis dabar jau turės naujas. O, atidaryk tenais. Rojus toks tylus, jisai džiaugiasi, bet jis labai pasimetęs, jisai labai svajojo apie gerą telefoną, apie ausinės ir nesitikėjo, kad būtent tai mes ir padovanosime. Su gimtadieniu. Ačiū. Tun, sahur. Su gimtadieniu. Ačiū. Raja sako, o, tu pažiūrėk. Su gimtadieniu. Ačiū. Lėkštutė. Tėja pagamino lėkštutę. Tokį piešinį su palinkėjimais turbūt. Jo, čia paskaitysi, ką jinai. Jo. Ir dar maišiuką pagamino, jame kažkas. Arbūzas. Ir vėl antistresas. Saldainis. Dar vienas saldainis. Dar. Ir labai daug saldainių. Na, mes Rojus paklausėme, ką jisai norėtų gimtadienį, jis pasakė, kad nori kebabų, tai mes nusprendėme, kad vieniem kebabai kas nori, o kitiem kas nori bulvytės fry su mėsa ir sūriu. Mes užsisakysime
persikai, vynogės, saldainiai, na ir aišku limonadas, sultis. Bulvytės fry su mėsa ir sūriu. Vieniems, kas norėjo, kitiems kebabas, lavašė. Skanas. Ačiū. Kaip skanu, labai skanu. Perduodu linkėjimui Deimantui, Airidui ir Markui. Rojos draugai labai norėjo, kad Rojos perduotų linkėjimus, tai Rojus sakė, šiandien per gimtadienį perduosiu, kol nepamiršau.